Labas rytas, draugai. Turim 7 ryto. Atsibudau prieš pusvalandį, bandžiau dar užmigti. Ne. Kiek aš čia pamėgau 2, užmigau po 2 ir po 6 atsikėliau. Maždaug 4,5 valandas pamėgau šiandien. Ką kelsiuos, eisiu tuos laimikius prisiduoti. Nors palauk, čia iki dirba nuo 8. Ai, jau atidaryta. 7 ryto. Nu gerai, tai varau. Keltis prisiduoti laimikius ir... Ne, gal pirmo papusryčiausiu. Ai, nors neturiu ką valgyti. Reikia kažką. Tai gerai, žodžiu. Varau keltis, nes nešiau laimikius ir nusipirksiu kažką pavalgyti, sumokėsiu už viešbutį. Ir judėsim rinkti toliau bonkių. Šiandien norėčiau sumušti rekordą savo. Dar vieną rekordą bonkių. Šiandien nežinau, kiek bus. Prisiduosiu iš pavakar. Ir šiandien bandysim sumušti rekordą. Aš jumis mačiau kažkur. Galbūt. Kur aš jumis mačiau? Aš pirmą dieną, man atrodo, ne? Kažko klausiu gal jūsų? Neatsimenat manęs? Nelabai. Kiek kur pririnko ten depozitą? Nu tai miestą. Miestą? Nu. Pašventas, ja? Taip. O tu buvai vakar šventas? Tai va, rinkau. O tu nakvynės namuose gyveni? Ne, aš turiu butą savo. Vieną gyveni? Esu draugė, su kaimynė. O jūs turit gal laisvos vietos? Ne, viskas užimta, labai eilės didelės, tam sunku patekti į tą... Palauk, mačiau televizijos bokšte tave YouTube'e, ne? Gali būt? Jo. Ai, sakau, kur aš mačiau tave. Bet tas žurnalistas pasakė, kad bus dar pratęsimas, antrąją dalis atrodė. Aš va matai benamis. Ieškau, kur... O gal žinai, kur galima būtų pagyventi be nakvynės namų? O ten į karitą nenori? Nu tai ten irgi sakė tas pats, ten tipo tos blūsos visokios ir panašiai. Kas yra? Blūsos tenai ir panašiai. Nu tai, o ką tu padarysi be pinigų? Nu tai aš ir va klausiu. Tai aš ir klausiu, gal 15-50. Tai aš ir klausiu, gal pas jūsų įmanoma būtų. Savivaldybėje gali parašyti prašymą, tave pastatys eilę ir duos socialinį būstą. Ta eilė kiek? O tu turi neįgalumą? Kaip? Neįgalumą turi. Bet tu nedirbi? Ne. O pasą turi? Turiu. Nu tai va, nuvažiuok, pavyzdžiui, rytoj į savivaldybę, ten yra toks mygtukas, kur parama būstui įsigyti. Užpildyk prašymą, tave užusys eilę ir per kažkiek laiko palauksi ir skirs. Nes nieko kitą čia negaliu pasiūlyti. Nu supratau, o tai per kiek laiko tam būna duoda būtą tą? Aš tai 4 metus laukiu. Ai, nu tai čia ne. Čia per pusę metų įmanoma? Nu sunku pasakyti. O per mėnesį? Nu man dabar veikia, o ne? Nu aš suprantu. Nu žodžiu, tiek to aš kažką sumastysiu. Reikia patvirtinimo. Įveskite kiekį. Į arbatą. Čia arbata paprasta. Įsidėjau šitų, nes neturėjau cukraus. Visai nieko, čia tokia ant viršaus rūgštus, o viduj saldas. Šitos, kas nepamena, tai radau. Šikšliniai. Tai va, pavalgysiu, po to pasidarysiu į darbą, sumuštinius ir judėsiu. Nu ką, šiandien aš ankstyvas, 9 ryto pradedu darbą. Ar noriu dirbti? 10 balų, kad nenoriu, bet pinigų reikia. Turim pirmą laimikį. Rugilė. Rugilė tokia viena protinga labai mergaitė. Dabar 4 dieną, kaip benamiauju, tai aš dar nei vieną video esu neįkėlęs. Pirmą video sumontavau, pamačiau, kiek montavimas man trunka ir supratau, kad šiuo metu man tiesiog neišeina, neturiu aš galimybės ir montuoti, ir pragyvenimui
rinktas bonkės, neturiu tiek energijos, o viešbutis spaudžia, pinigai spaudžia. Tai reikia kažkaip biškį atsikvėpti. Galvoju, pirmą video įdėsiu, kai pirmas lietus bus, tada ir įdėsiu. Nes per lietų bonkių vis tiek nebus. Tai galėsiu per lietų užsiimti montavimu. Ir įkelsiu pirmą video. Apie jau stoti, čia turėjo būti €30, o yra 20 centų. Liūdna. Galvoju, ką daryti, gal kompensuoti kažkaip iš žmonių. Labą dieną. Labą. Kaip jaučiatės? Ačiū, neblogai. O, žinokit, biški blogai. Jo. Jo. Trūksta pinigėlių, biški atsipagiriuot? Ne, aš negeriu ir nerūkau. Nu, kas tada? Tai apie jau stoti, kur visą laiką būna įprastai €30 man, o šiandien buvo tik 20 centų ir labai norėčiau paprašyti, gal įmanoma būtų tą eurą kompensuoti kažkaip. Aš negeriu, nerūkau ir labai daug renku bonkės, iš tikrųjų. Atvirai, pažiūrėkit. O ko nedirbat? Jeigu atvirai noriu išbandyti save. Aš tik 3 dieną čia išėjau į gatvę gyventi. Tai gerai, Nes bandykit kiekvieną. toliau. Aš geriau bažnyčiai paaukosiu. Šiandien sekminės, man reikia, aš kaip tik turiu tiek, man reikia. Bet žinokit, jums karma irgi atlygins, man tikrai labai reikia. Aš tikiu karmą iš tikrųjų, aš pats irgi aukoju visada. Aš iš normalaus gyvenimo. Ir Nu, man įdomu labai. Ir galėsit- Eksperimentuojat. Nu, tai va, tai vat bus jums eksperimente numeris 1. Sutikau babutę, kuri nedavė eurą. o gal jinai persigalvos? Ne, nepersigalvos šiaip sau. Gražiai atrodo tie žmonės. Galite ir dirbti, o ne eksperimentuoti. Labą dieną. O gal jums reikia kokios vyriškos jėgos? Ne. Nereikia nieko? Aš labai tikiuosi, kai kelsiu video, galėsiu pakilti 2 aukštą. Žodžiu, visiškai tuščios šiukšlinės. Tai prisėsiu pailsėti ir vėliau praeisiu. Pasidėjau 5 minutės ir jau nuėjo vienas rinkėjas, bet toks senukas. Lėtai labai einantis, mačiau, kad nenuoširdžiai dirba, tai aš į to aplenksiu ir reikia judėti, žodžiu, nes vis tiek gal vieną kitą bus kokią bonkę. Vis tiek niekur nėra. Žodžiu, nieko nėra, reikia laukti. Dabar yra sekmadienis 10:34. 11 valandų. Daug žmonių gan vaikšto, bet niekas negeria. Nesuprantu biškai, kodėl taip yra. Bet užteks sėdėti, reikia eiti, prasieiti, pažiūrėti. Gal ten toliau yra, bus primesta. Čia šitas su vandeniu kažkaip įtariu, kad bus švarus čia. Tikiuosi nieko nesirgo tas žmogus. Blemba, o jeigu. Ne. Norėčiau naudoti, bet čia neaišku vis tiek. Gal koks narkomanas buvo, pavyzdžiui. Ir priseilėjo. Per didelę riziką. Spėliojat, kam GoPro? Ja? Kaip? Spėliojat, kam kamera? Ne, jinai čia sakė, kad GoPro YouTube. Ai, man pasigirdo. Nespėliojam dėl ko. O ką jūs čia filmuojat? Nu, YouTube'ą. A, YouTube? Na. A, tai jūs čia renkat kažką? Renku bonkes. Ai, bonkes. Nu, O tai čia ben- kažkokia akcija ar čia? Ne, aš benamis. Ai, Išėjau į gatvę gyventi prieš 3 dienas. rimtai? Nu, O kas atsitiko? nieko, tiesiog projektas toks. Ai, toks projektas? Taip. Ai, tai. Tai neužžengs. Na, gerai. Tokios neragavau dar. Fantos. Portugalijoje vanduo nemokamas. Vanduo? Pravarytas ir kokį. A, Vamzdis ten. tai yra ir kitur vandens dar. Tu žinai, kur šuniukam atsigerti. Kanalizacija. Bet yra geriamas vanduo. Ne, aš negeriu. Iš tokių neaiškių dalykų. Ką? Sanitarai dirbate, viską šiukšlės susisiškis. Žmonės išmeta visus ir panašiai. Nu.
A jūs? Ai, mes sakė, reikia kalbėjom. Nu, šiandien labai liūdno, kol kas labai liūdnos žinios. Per tokį laiką surinkti, nežinau, euras gal. Žiūrėkit, ėjimas, kuris keičia. Nu, mano ėjimas, kuris tikrai keičia mano gyvenimą. Jaučiu, nueičiau daugiausiai. Va, jau renka, bus surinkę. Kokia didelė, ne? Salė. Dabar žinosit, kaip nuginkluoti priešininką su peiliu. Mes dar visai einam. Visai gerai, čia gyvena. Sakyčiau. Pagaliau tas ėjimas pasibaigė. Man, kai bonkių rinkėjai visiškai neapsimokėjo eiti tenai. Kaip aš šiaip pasivaikščiau žmonėm, gal visai ir nieko. Bet gerai, kad sužinau dabar, kur yra parkas. O, iškart laimikiai. Iškart laimikiai grįžęs tipo jie gauna medalius, aš irgi gavau savo prizą. Žiauriai kraut laimikius pradėjau. Vieną po kitą. Taigi šiandieną jau pagerbėme ir pasidžiaugiame drauge su 2 mokyklų iššūkio komandomis laureatėmis. Gerai, bent jau čia stiklinių bonkių nėra, tai nėra taip sunku. Gal nereikia buteliuko jums tuščio? Ne, nereikia. Labai ačiū. Gal šitą buteliuką pasiliksiu. Atrodo, mergaitės švarios bus, nebus užkrėsta. Noriu atsigerti, turėčiau kur įsipilti. Nieko prieš, jeigu įdėsiu jūsų šunį. Nu, pupsų tu irgi nori kadrą. Tuščia? Ai, pats prisiduosi? Nu gerai. Ne, nu ką, aš žinau, tai gal tau reikia. Gavau respektą iš vietinių bonkių rinkėjų. Reikia ištuštinti dešinę pusę. Čia kol tuštino, valgiau gaidelį. Ir kas su juo blogai, kad va, biškį... Ei, čia man. Čia kas su juo blogai, tai... Tai reikia maišelio atskiro kažkaip. 10, 8, 11, 12, 3. Iš tų chronių gavau. Iš tų chronių, čia buvo 3 tokie chroniai. Gavau respektą, kai pamatė, kiek bonkių atsinešim. Liuksus rodo, kumštuką duoda. Nu, žinot, seniau aš kaip girdėjau, kad ten būdavo, kariaudavo tie benamiai, viens tarp kitų ten, kurių konteineriai, kurių vietos. O dabar visi draugiški, visai kitokie. Aš nežinau, ta prasme, seniau tik girdėjau. Ir dabar galvau, gal taip gali būti. Bet pasirodo visi draugiški labai. Nori? Aš nebenoriu, išmest reikės man. Не надо išmest, aš tą. Ну так я говорю, я тебе. Слушай, ты можешь выручить? Че? Можешь выручить, не хватает. Так я тоже то же самое делаю. А что ты за камера? А? Что это за камера? Я не понимаю. О, это GoPro. Ты снимаешь? Я снимаю как живу, да. Я тоже бездомный. Давай, удачи. Should I crush it? No. Okay. Thank you. Yep. Mano video matėt įdomu? Eurostar arba dvigubai kitam, arba pametį. Pametį šypseną. Esat matę tokią, ne? Kažkur kažką, jo. O, matot?
Tai šypsan ne prekybcentras? Prekybcentras. Galiu paimti tą butelį? Ačiū. Einu namo pavalgyti, prisiduosiu bonkės. Tingiu kalbėti, nieko nekalbėjau, visiškai neįdomu galbūt žiūrėti. Jokio entertainmento. Aš kai galvojau, kai eisiu šitą projektą, kiekvieną dieną entertainmensiu kažką, tipo, ten kalbinsiu tos žmonės, vis kitokių kažkokių prikoliukų visokių. Bet kai išėjau, reikia iš tikrųjų išgyventi. Tai yra reikalų, nėra energijos tiesiog kažką kurti tokį įdomesnio, kad parodyti. Nes tikrai sunku, nu. Bet taip pagalvojus, mieste alaus bonkių nelabai žmonės geria alų. Vandenį, va, mineralinį. Bet alaus labai mažai palyginus. 8 lygiai. Nu, o šiandien dvacokas jau yra. Ne, kaip sakytų vilniečiai, 2. Jau yra 2 eurų. Papietavau. Einu toliau rinkti bonkių. Yra naujienų. Suderinau su viešbučiu, kad mokėti reikėtų ne po 16, o po 13 eurų, nes jeigu už savaitę visą mokė, 90 reikės mokėti. Bet aš neturėjau 90 iš karto, bet suderinau taip, kad savaitę mokėti. Ta, kiekvieną dieną mokėti, bet kaip savaitę, savaitę mes gyvensim. Čia dabar buvo tokia nauja administratorė. Ne, nauja, ta prasme, tipo vyriausia. Aš čia pirmą kartą dabar mačiau. Ir man sakė, tie kiti administratoriai, va, su jie galėsi paderinti kažką, nes kaip aš bandžiau anksčiau biškį derinti šitą variantą, bet jie sako, mes negalim. Ir jinai man sako, tai tu visai, tipo, simpatiškas bernas susiras mergą, kuri už tave mokės. Ką aš žinau, blėt, va, aš kaip atrodo, blėt, bomžas. Čistai, barzda, belio kokio dydžio. Ir tipo, kai aš gerai atrodė, tipo, sakykim, maksimum susitvarkęs, taip komplimentų tiek negaudavau, kažkaip Klaipėdoj, ta prasme, kaip Vilniui, vat, pasako. Čia 3 dienos ir šypsos, ir karočiai. Tipo, visai kitaip. Nevysi, aišku, čia nereikia peršnekėti nesąmonių, bet, ta prasme, buvo ir porą mergų, kur daviau komplimentą ir, tipo, ignorą šovė. Tik nežinau, kaip su to bonkių rinkimu jums jaučiu, nelabai gal įdomu netgi, kad tą patį per tą patį darau. Kadangi eina iš to uždirbti, tai aš ir dirbu ant šito. Šiandien kažkoks ėjimo maratonas. Hey, Jimmy. All right, mate. How's it going? Hi. What the fuck? You're picking bins, yeah? Yeah, my Okay. There we go. Įsivaizduok, mano draugui 2 pripurškė prie McDonald's. O nafui. Tai gal pribrido kažką? Sako, nieko manęs klausia. Ir ką, pabėgo? Ai, apsauginis, tai... Iš lempos tiesiog jo pripurškė ir išėjo. Jam rimtai pripurškė. Tai žinai, tave baudžia gyvenimas, aš tau galiu pasakyti. Baudžia gyvenimas. Kažką galbūt pats darai blogai. Tai supranti, jeigu pats eini vogį, pavyzdžiui, ir panašiai, palibomų būna tokių, ne? Ir tave dabar karma pukšt, atgal tau pareina, supranti. Tai karma yra dalykas. Kuri baudžia. Pavyzdžiui, man nieks nepripurškė. Va, aš einu, renku bonkės ir nieks nepurškė. Tau nereik bonkės? Ne, aš nelysiu pas tai. Gerai, sėkmės jums laikykite. Kodėl man nepurškė dujų? Nes aš manau, kad karma ne tik gali bausti, bet gali ir saugoti. Ir jeigu tu elgiesi gerai, ta prasme su kitais gerai, nevadini jų lopais ten ir panašiai, iš pats pirmas, o nori padėti, su pagalba eini į gyvenimą, tave saugos karma. Ir kadangi mano karma švari, aš nebijojau išeiti. Va, bomžauti, aš nesitikėjau, aš galvojau nakvynės namuose gyvensiu. Nesitikėjau, kad eisiu į viešbutį ten. Bet įvertinę situaciją, gavos taip, kad turėjau į viešbutį gyventi. Ir aš labai neplanavau, ta prasme, neprisirišau prie kažkokio konkrečiai. Aš galvojau, jo, bonkės rinksiu pradžiai, užsidirbsiu iš bonkių pinigų, pradėsiu investuoti, bet tokio konkretaus, labai tikslaus plano neturėjau dėl to, kad
Aš nežinau, kur man nusuks šitas dalykas, čia ko sutiksiu naujovių kažkokių, nes aš galvau, nakvynės namuose gyvensiu, ten aplinkui mane bus publika tokia, kur galbūt nusuksiu kažkur kitur, ten, nu, aš pats nežinau, jau tiesiog į nežinę tokią. Man kai administratorė pasakė, susiras merginą, kad už tave mokėtų, tai aš ir taip ir atsakiau, aš sakau, aš tikiu karmą ir aš žinau, kad man atsisuks, jeigu aš jai pradėsiu meluoti, oi, kaip myliu aš tave taip toliau. Aš tipo su tokia sąlyga sutikčiau, kad mane mokėtų, jeigu taip ir sukalbėtume, ar iš gailesčio, ar šiaip norėtų padėti koks geras žmogus, galbūt, pavyzdžiui. Tipo, bet meluoti, ne, čia ne mano stilius, nes, nu, nesiseks. A čia jūs atsiprašau, čia jūs kontrolieriai esate autobusą? Taip. O sakykit, daug bėga dabar? Pirmą kartą matau, kad žmogus su kamera renka depozitai. Tai galėsit pažiūrėti. Čia nufotografuok jūs. Jūs irgi su kamera? Nu, mes to dirbam. Mama, aš irgi dirbu. Aš matau, kad jūs dirbate. Tai spėkit, kiek... Pirmą kartą matau, kad su kamera. Dabar renka depozitų ne vienas jūs, vajai. O vajai, aš matau. Didelė konkurencija. Viena bomžė jinai, neturi kur gyventi. Aš irgi taip. Kada depozitą, sako, pradėjo, reiškia, pridavinėti, sako, pinigai atsirado, dabar vaišė, švari, viskas. Supratau. Norėjau paklausti, daug to bėga jaunimo? Aišku. Ja. Mes irgi jauni buvom, įtekė ir man bėg nuo tų kontrolierių. Seniau aš karmos netikėjau. Kodėl aš karmą iš vis pradėjau tikėti? Dėl to, kad aš analizuoju gyvenimą, iš to mokinuosi. Ir tiesiog aš mačiau, kad jeigu blogai elgies, nesvarbu, kad tavęs dabar nepagavo, tau sugrįš vis tiek. Sveiki. Kaip jūs programą į YouTube pavadinate? YouTube dar nėra, neįdėjau dar nėra. TikTok'e gali pasižiūrėti, aš TikTok'e įmėsiu šortus ir YouTube'ą pereisiu. Nu, ta prasme, iš TikTok'e reklamuosius. O TikTok'as dabar yra. Karmos draugas. Arba Instagramą irgi. Karmos draugas. Ačiū. Draugas. Bright, sako, lietuvių gėrimas, kiek žinau. Kažin skanus, parašykit komentarą. Aš nesu ragavęs tokio. O paragaukit Bright, jeigu dar nesat ragavę. Paremkim lietuvius. O Primas, tai čia palauk. Primas yra tas Jaco Paulo, ne? Tai jisai iš vis Lietuvos rinkai netinka. Ta prasme, Amerikoje jo, ten visi saldus tokie gėrimai. Bet Lietuvos rinkai, nu, iš vis nepritaikytas. Ir Amerikoje žino, kaip amerikiečiai daro McDonald'e. Jie prisipila absoliučiai pilną bonkę, pilną tą visiškai pilną iki viršaus ledukų, visiškai pilną. Ir tik tada pila gėrimą. Ir taip čia toks normaliai jiem, pasiū taip visi daro. Lauknešėlių maišelis toksai, nu maždaug 4 eurai, 4-5. Bet yra problematiko. Pradėjo lyti, ten griaudė. Girdit? O, šudelis. Negerai. Va jau pradeda plašnuoti. Ai, ką daryti, eit namo ir palauk kažkaip. Ne, reikia dabar, kiek čia bus, 25 eurai šiandien biški mažokai. Reikia dar. O, šūdas pradeda dalyti smarkiau. Nežinau, ką daryti. Čia visiškai šalia. Palaukiam, ar kiek? Palaukti. Galvojom pavykti, bet stojo ten. Šiandien irgi pasisime
varo. Jau mano liko. Tai savo kiaurai, kaip džipas. Irgi, ble, kojas visiškai šlapias. Visiškai, kai į vandenį kišęs. Žiūrėk, ei! Treiskiam. Ką tik išlindau iš dušo, nusimaudžiau ir žiūriu, nebelyja. Toksai dangus. Visai norėčiau eiti. Bet prie to pačio, kadangi buvo šlapi batai, tai aš jas ir išsiploviau, nes pilnai buvo šlapi. Išsiploviau, nežinau, kaip čia su rankom ploviau po dušu, kaip čia bus. Po to viską absoliučiai irgi su visais rūbais, su viskom, tipo, išsimaudžiau. Ir... Ai, kitų batų neturiu ir negaliu eiti rinkti bonkių. O norėčiau, su tapkim neįsiu. Batus tai pasidėjau, nežinau, ar išdžiūs, gal išdžiūs. Čia pasiskaičiavau, kad 7 euriukų turiu ir už ką tai esu sumokėjęs. Tai jaučiuos turtingas, jau tokio streso nebėra. Vakarienė mano. Ir dabar, kai montavau, žiūrėjau tą pirmą seriją ir atsiminiau tą stresą, kaip aš neišmiegojau, kokios man mintys ėjo į galvą, kad čia, nu, tipo, ta prasme, ar tipo lūžimo ribos, ta prasme, jeigu būčiau aš neišmiegojęs 2, 3 naktį, aš nežinau, kas būtų buvę. Ta prasme, aš bijau dėl sveikatos vien. O dabar man tokia palaima, 7 eurų jau kaip ir yra. Ta prasme, saugus toks jaučiuosi. Nu jau, žinai, jau pripratau 4 dienas, jau, aišku, nieko, dar viskas prieš akį, bet jau pirmas stresas nuimtas. Galėtų rytoj iš tikrųjų, jeigu vėl lytų, taip neleistų oras, aš tada padaryčiau per rytoj highlightus ir 2 seriją pradėčiau montuoti. Nes kažkaip aš galvoju, YouTube kelsiu ir gali ir nebūtų peržiūrų, bet iš TikToko ten gal ir ateis tipo, į tą YouTube biškį. Nu, bus matyti.